startuojame pradžiai nuo visos Lietuvos rezultatų. Tai sausio mėnesį darbo užmokesčio augimas bendrai paėmus visą Lietuvos rinką siekia 11%. Ir jeigu mes turime 41 500 įmonių, kas yra pakankamai stabilus, reiškia, įmonių kiekis, tai matome, kad darbuotojų kiekis toliau didėja ir darbuotojų kiekis yra absoliučiai visų laikų rekordas. Nėra buvę, kad sausio mėnesį dirbtų 1 289 000 darbuotojų. Ir tai reiškia, kad tikėtis, kad lengvai galėsite pritraukti darbuotojų ir toliau tai yra, jeigu jums vadovai ar akcininkai sako, atrinkite darbuotojų, kurių ten kaip prieš 5 metus tų pigių po 1000 eurų, tai jūs rodykit šitą grafiką ir parodykit, kad ir dar galit parodyti kitą grafiką, kad Lietuvoje gyventojų kiekis nesikeičia, yra stabilus, o darbuotojų skaičius pastoviai didėja, taip kad darbo rinka tikrai yra įtempta. Ir kai kalbame apie darbo užmokestį, tai vėlgi čia tik vienas taškas kol kas, bet jisai labai labai toks stiprus taškas, nes realiai yra pakilimas labai labai aiškus, tai yra 187 eurai plus 11% nuo pernai metų bazės. Tai reiškia, kad per vieną mėnesį Lietuvos apskritai verslas ir Lietuvos visos įmonės sumokėjo plus 267 milijonus eurų daugiau. Ir vėlgi matome, kad tas atotrūkis nuo pernai metų sausio jis yra labai labai didelis. Tai kai aš kalbėjau apie tai, kad 88% apklausos dalyvių yra neteisūs pagal sausio mėnesio startinius duomenis, tai 88% dalyvių iš tikrųjų atsakė, kad atlygis augs arba iki 5% arba iki 10%. Be abejo, dar čia metų tik tai pradžia, visaip gali būti, tačiau pats startas, kaip matome, jeigu yra startuojama nuo tokios bazės, dažniausiai dar kovo mėnesį vyksta peržiūros ir tada, kaip taisyklė, su tokiu startu jau tikėtis, kad bus čia mažėjimas žemyn, labai labai bent jau mūsų prognozės to tikrai nerodo. Tai čia trumpai bendra reiškia informacija. Dabar pažiūrėkime tuos sektorius, kurie yra pačiais didžiausi. Tai apdirbamoji gamyba bendrai paėmus irgi startavo su 9,59% augimu. Irgi labai labai stiprus, reiškia, atlygio augimas, tačiau yra darbuotojų kiekio mažėjimas. Tai labai aiški tendencija besitęsianti jau turbūt daugiau kaip pusę metų ir ypač ten tokiuose sektoriuose, pavyzdžiui, kaip baldų gamyba, tai toliau -7% darbuotojų, bet atlyginimai toliau auga 13,8%. Tai reiškia, kad pasilieka darbdaviai tuos, kurie yra labiausiai, sakykime, yra profesionalus, labiausiai didžiausias kompetencijas, turi atlygis toliau ženkliai didėja, o darbuotojų kiekis, jeigu mažėja apyvartos, darbuotojų kiekis mažėja, o atlygis toliau stipriai auga. Tai čia taip startavo apdirbamoji gamyba. Dabar pažiūrėkime, kaip keitėsi didmeninė mažmeninė prekyba. Tai didmeninė mažmeninė prekyboje yra atlygio augimas vėlgi yra 10,7%, ne toks stiprus kritimas kaip gamyboje, bet vėlgi darbuotojų kiekio šioks toks mažėjimas minimalus, bet startas yra pakankamai toks užduodantis toną jau stiprų, nes jeigu sausio mėnesį buvo mokami tokie atlyginimai, tikėtis, kad ten kovą balandį bus mokama mažesni, labai turbūt maža tikimybė. Aišku, skirtumai čia labai dideli, jeigu mažmeninę prekybą paimsime, tai mažmeninės prekybos augimas yra didelis 10,5%, 142 eurai, bet kaip matome, atlygis vis dar yra labai labai žemam lygyje, tai yra 1489 eurai. Toks yra visos mažmeninės prekybos startinis vidutinis darbo užmokesčio dydis 24 metų sausį, bet šiek tiek darbuotojų kiekis mažėja. Ir jeigu mes pažiūrėsime didmeninę prekybą, tai mes matome, kad didmeninė prekyba jau gerokai viršijo 2000 eurų, jau siekia 2263 eurus.
Ir atkreipkite dėmesį, kad ir toliau didmeninė prekyba nestabdo, tai yra plus 10% nuo labai didelės bazės, toliau augimas yra 200 eurų ir vėlgi darbuotojų kiekis šiek tiek mažėja. Bet tikimybė, kad šiandien atlygis didmeninė prekyboje kris žemiau ten 2000 eurų, nu, kol kas mūsų prognozės tikrai to nerodo, ypač matant jau sausio mėnesio duomenis. Ir tada dar vieną didžiausią sektorių paimsime, kuris yra labai taip pat didelis, tai yra transportas saugojimas. 145 tūkstančiai darbuotojų šitam sektoriui darbuojasi. Tai vėlgi šitie trys sektoriai sudaro 200, 200 ir 100, čia 550 tūkstančių darbuotojų dirba. Daugiau kaip 500 000 darbuotojų dirba šitose trijose didžiosiuose sektoriuose. Vėlgi startas labai labai stiprus. 1634 eurai sausio mėnesis, plus 152, plus 10%. Ir tai reiškia, kad jeigu ir toliau taip tęsis, tai mes didelė tikimybė, kad būtent augimas viršys 10% bent jau šitose sektoriuose. Detaliau kitus sektorius tikrai galite pasinagrinėti patys arba užduoti klausimus čate. Sekančios bendros įžvalgos norėtųsi parodyti, kad pagal savivaldybės, čia vat būtent paimsime tada už sausio mėnesį, ir toliau išlieka labai labai didelis skirtumas tarp, čia tik dalis yra duomenų be savivaldybės, matau, nenustatyta, tai juos mes eliminuosime, bet savivaldybių atlyginimai ir toliau labai labai turi didžiulius atotrukius, bet tam tikros tendencijos matosi. Tendencija matosi, kad Vilniaus miestas, kuriame atlygis jau virš 2175 eurų, didina 10,29% ir tas atrodo 10% yra žemiau negu ten 11% augimas, bet žinant, kad bazė jau pernai metais buvo virš 2000, tai tikrai yra stiprus, solidus ir labai ir bet kokiu atveju Vilnius tolsta nuo visos Lietuvos ir paaiškinsiu, kurio principu. Jeigu visoje Lietuvoje ten arba mažosiuose savivaldybėse yra 1600 eurų atlygis ir nuo 1600 eurų augimas yra 10%, tai reiškia, kad augimas tik plus 100 šiam. Nuo 2000 augimas plus 10% yra plus 200. Tai reiškia, Vilnius dar per vieną ten mėnesį, per vienus metus dar 40 eurų nutolo su vidutiniu atlygio ir tas skirtumai labai ne tik, kad nemažėja, bet didėja. Kaunas, Kauno rajonas, Klaipėda, kaip visada atitinka Lietuvos tokį vidurkį ir šiek tiek Kaunas įvejasi, sakykime, Vilnių ir didėja atlygis daugiau negu Lietuvos rinkos, reiškia, svertinis vidurkis. Ką norėčiau atkreipti dėmesį į pilkos zonos savivaldybės. Tai dauguma savivaldybių visgi, kurios moka ženkliai, mažesnį ten atlygį, tai yra apie 1400–1500 eurų, dauguma šitų savivaldybių atlygį didina stipriau, greičiau, tai yra 15, 20, 16%. Tauragės, pavyzdžiui, rajono savivaldybė atlygio didėjimas yra 17,6%. Ir jeigu savivaldybių kontekste žiūrint, sausio mėnesį yra absoliučiai pats rekordinis augimas. Iš kitos pusės yra Elektrėnų, Širvintų, Kaišiadorių, Šalčininkų savivaldybės, kuriuose ir mažas atlygis, ir augimas yra mažas. Tai čia yra iš kontekstą paėmus, kaip auga atlygis pagal savivaldybės. Dabar jeigu norim pažiūrėti bendrai, kaip startavom Lietuvoje sausio mėnesį pagal veiklas skirtingas, tai veiklose skirtingose irgi matosi tam tikrų jau tendencijų, kad čia namų ūkio darbininkus, čia matosi mažas sektorius, mes jį irgi eliminuosim, porą sektorių eliminuosim, kurie labai maži, kad didesnė būtų matytųsi dinamika. Tai čia yra labai aiški tendencija ir kas su analitika bendraut, labai labai aiškiai koreliacija yra. Tai yra, kuo didesnis atlygis jau yra mokamas, pavyzdžiui, informacija ir ryšiai, atlygis jau pernai metais buvo virš 3000 eurų, augimas dabar yra 7%, bet noriu, kad suprastumėt, kad 7% nuo 3000, tai yra 210 arba 220, reiškiasi, eurų, ir vis tiek su savo 7% augimu informacija ir ryšiai toliau tolsta nuo visos Lietuvos atlygių, augimas sulėtėjo, tai reiškia,
galima juokauti, kad dabar auga tik 7% atlygis informacijų ir ryšių sektoriui, bet tas 7% vis tiek jis yra nuo didelės bazės yra, tai atitrūkimas nuo Lietuvos vidurkio yra labai labai didelis. Finansinė draudimo veikla plus 8,5%, 3100 eurų atlygis. Ir matosi tie sektoriai, kurie labai turėjo mažus atlyginimus. Pavyzdžiui, statybos sektorius paaugo 16% sausio mėnesį lyginant su pernai metų sausiu, plus 16% augimas ir po tokio augimo vis tiek atlygis yra tik tai 1587 eurai. Tai visada reikia žiūrėti ne tik į augimo procentą, bet ir nuo kokios bazės yra auga atlygis. Ir šitą specifiką dar labiau pasimato, kai paimame dar detaliau sektorius, nes veiklos yra labai globalios, o sektoriai jau yra detalesni ir dar yra netgi veiklos grupės, kurių ten yra dar daugiau. Tai jeigu mes pažiūrėsime būtent tą patį principą, bet detaliai pagal jau veiklos grupės, tai dar akivaizdesnė yra tendencija, kad geltonoj zonoj atsiranda sektorių, kurie nedidina atlygio, pavyzdžiui, chemijos pramonė minus 0,62, gėrimų gamyba minus 2, bet noriu akcentą uždėti, kad jeigu jau atlygis yra 2200 arba ten, pavyzdžiui, vaistų gamyboje 2847 eurai, tai atlygio augimas 5%, gali jisai būti ir 0, ir plus 5, ir plus 3, tai nėra problema. Tai akivaizdžiai matosi, kad jeigu žiūrėti, kas gali nedidinti atlygio, kuriuose sektoriuose galima nedidinti atlygio, tai tie sektoriai, kurie moka 2000 eurų ir daugiau vidutinį atlygį, jau gali laikyti atlygį ir 0, ir plus 2, ir plus 1, tai jau nėra problema. Bet visi sektoriai, kurie moka mažiau negu 1800 eurų ir viskas yra mažiau, tai visų šitų sektoriaus atlygio didėjimas, aš paimsiu visus sektorius dabar, kurie moka mažiau negu svertinis vidurkis 1885. Tai šituose sektoriuose atlygio augimas svertinis siekia 11% su viršum. Tai reiškia, kad realiai kuo sektorius turi mažesnį, sakykime taip, atlygį, tuo didesnis atlygio augimas ir čia labai labai akivaizdi yra koreliacija. Ir dar tada parodysiu keletą įžvalgų galbūt iš karto nukeliausim į medianas kvantilės. Visgi čia turime tokių bėdų, kurios yra jau sisteminės, bet noriu pasidalinti su jumis, kad ir savo konkurentus taip pat analizuotumėt, ir savo įmonės duomenis analizuotumėt. Čia Lietuvoje yra 15 500 įmonių, kurios turėjo sausio mėnesį daugiau negu 200 darbuotojų ir visų šitų įmonių paskelbtos medianos ir kvantilės yra. Tai čia bendrą tendenciją noriu parodyti, kas vyksta bendrai visoje Lietuvos rinkoje. Tai jeigu mes žiūrime dabar sausio mėnesio jau duomenis, atmeskim gruodžio mėnesį, kur premijavimas kiekvienų metų gruodį vyksta, tai 75 kvantilės dydis buvo 2380, tai reiškia, kad ketvirtadalis darbuotojų uždirbo de facto 2400 eurų, ir jeigu per medianą tai yra 1783 ir apatinė kvantilė 1300 eurų. Tai čia yra dvi žinios, viena gera, kita labai bloga. Gera žinia, kad 2400 ketvirtadalis darbuotojų jau uždirba, kai jie uždirbdavo prieš, čia jau dabar 19, tai yra prieš 5 metus uždirbo 1464 eurus, tai 1,4, o dabar yra 2,4. Tai reiškia, kad per 5 metus plus 1000 eurų padidėjo atlygis, bet ir jis padidėjo ketvirtadaliui žmonių. Ir jisai padidėjo labai labai stipriai, tai yra 1000 eurų. Kur yra bėda, kokia yra bloga žinia? Darbuotojai, kurie mažiausiai uždirba, kurie uždirbo ketvirtadalis darbuotojų 2019 m. rugsėjį, kai pradėtas skelbti medianos kvantilės, uždirbo 800 eurų bruto, viską pabrėžiu, čia yra bruto atlygis. Ir dabar po 5 metų
jų atlygis padidėjo iki 1300 eurų. Tai ką noriu akcentuoti, kad atlygio padidėjimas mažiausiai uždirbantiems žmonėm padidėjo tik 500 eurų. Ir tas delta, netolygumas atlygio ir vidinis greičiausio atlygio neteisingumas, jis yra labai labai, ne tik kad nesumažės, jis yra labai išaugęs. Aišku, čia suprantama, kad dirba skirtingų kompetencijų darbuotojai, bet daugybė ES mokymų, programos, mokymai, technologijos, inovacijos, bet mes kaip visa Lietuvos ir verslas ypatingai negebame išmokinti žmonių, suteikti jiem įrankių ir įdarbinti technologijų, nes 1300 eurų bruto atlygis Lietuvoje tai yra net 10 eurų per valandą nesiekia. Bruto. Tai į rankas čia žmogus uždirba 6-5 eurus per valandą. Nu tai ką galima nuveikti šiandien dienai su 5 eurų atlygiu? Vakar pietavau kaviniai 15 eurų, reiškia, pietus yra dienos. Nu, gerai, ne dienos, tiesiog iš meniu pasirinktas, bet 15 eurų yra, jeigu pietus yra 15 eurų, o uždarbis 5 eurai, tai kada tas žmogus galės, kiek kartų per mėnesį galės nueiti į kavinę, ar yra iš viso, ar galės nueiti. Tai va čia yra tokios, labai liūdnos tendencijos, kad takoskyra tarp daugiausiai uždirbančių darbuotojų, ne, arba kompetitingiausių darbuotojų ir mažiausiai uždirbančių darbuotojų ne tik, kad nesumažėjo, jinai padidėjo ir toliau didėja ir jau dabar siekia 1000 eurų. Tarp ketvirtadalio geriausiai uždirbančių darbuotojų 2380 ir ketvirtadalio mažiausiai uždirbančių darbuotojų šiuo metu atlygio tas delta jau siekia 1100 eurų bruto. Ir čia esminis dalykas, kad jūs visą tai galite pamatyti ir pagal įmonės, ir pagal sektorių, ir pagal savivaldybės. Tiesiog reikia imti ir naudotis šitą aplikaciją. Ir pabaigai bendrai įžangai, prieš einant prie jūsų klausimų, noriu parodyti darbo užmokesčio prognozę. Tai vėlgi šiandien gale mūsų pristatymo nustebinsim, jūs tikiuosi ir pasinaudosite mūsų blitz pasiūlymu. Ir gal išduosiu iš karto, kad jeigu norėsite išbandyti Salary Pro, būtent su prognozavimu, tai yra mūsų naujas analitikos sprendimas būtent su prognozavimu, mes visiems šio webinaro dalyviams, jeigu šiandien arba rytoj užsisakysit, su pavasariu sveikinam, naudokitės ir dovanojam tai, ką turim geriausio. Dovanojam šį mėnesį jums nemokamą galimybę išbandyti Salary Pro. Imkit, nagrinėkit, analizuokit, vadovaukitės duomenimis, o ne nuojauta, nes priešingų atveju mes taip ir nepakeisim turbūt nei įmonių kultūros, nei neturėsime jokių šansų pasakyti, kad vadovaujamės duomenimis, nes jeigu vadovausimės ir toliau savo nuojautą. Tai dabar ką prognozuoja būtent kokia kliko prognozė iš tų 5 milijonų duomenų, kurie čia yra po apačia naudojami šitai prognozai. Prognozuojama, kad vasarį bus 1900-2000 eurų, kad bus kova, kad premijos bus mokamos. Aišku, čia premijavimo klausimas gali būti labai labai nepataikytas ir paaiškinsiu kodėl. Visada premijos buvo maždaug tokio paties lygio kaip ir gruodis, bet mes matome pardavimus, kad pardavimai tiek apdirbamojo gamyboje, tiek prekyboje jie mažėjo pernai metais ir tiek prekyboje, tiek gamyboje po 1,5 milijardo sumažėjo pardavimai. Tai be abejo, klikas kol kas šitų mes duomenų esam neintegravę, tai nežino šitoj prognozėje, sakykime, tai neatsispindi ir čia gali būti, kad jau čia vadybinės prielaidos yra, kad gali būti, kad premijavimas ir atlygių kėlimas čia bus ženkliai mažesnis. Tai tokią turim įžvalgą, tokią grinai iš kitų appsų, kurie dar yra tarpusavį nesuintegruoti. Bet bendra tendencija atlygio yra tokia, kad norint vidutiniškai Lietuvos kontekste turėti darbuotojus ir aukščiau vidurkio, tikrai reikėtų planuotis 2000 eurų bruto atlygį ir aukštesnį. Jeigu kalbam apie 25 kvantilę, tai yra, kaip minėjau, 1300 eurų, ketvirtadalis darbuotojų neuždirba 1300 eurų. Tai šiuo metu prognozės modelis rodo, kad pasieks 25 kvantilę 1400 eurų iki metų maždaug vidurio.
Tai reiškia, kad ketvirtadalis Lietuvos gyventojų jau tik netgi su žemiausia kompetencija tikėsis 1400 eurų bruto atlygio ir aukštesnio. Su vidutinė kompetencija arba medianoje esantis darbuotojai tikėsis 1900 eurų ir aukštesnio atlygio. Ir darbuotojai su aukščiausia kompetencija arba ketvirtadalis darbuotojų Lietuvoje jau dabar ir gavo ir tikisi 2500 eurų bruto atlygio. Ir be abejo, visą tai čia globaliai žiūrima, tai visgi, nu, jeigu jūs esate kažkuriam sektoriui, pavyzdžiui, ne, apdirbamoji gamyba, tai ir pasirinkat, pavyzdžiui, ten, nežinau, drabužių siuvimas gamyba, tai tie duomenys yra visai kitokie ir visai kiti skaičiai. Pavyzdžiui, drabužių siuvimo pirmas mėnesis visoje Lietuvos istorijoje, kai ketvirtadalis darbuotojų uždirbo 1004 eurus, tai yra pirmą kartą Lietuvos istorijoje drabužių gamyboje ketvirtadalis darbuotojų pradėjo uždirbti 1000 eurų bruto. Ir prognozės modelis rodo, kad jau šitas nebenusileis ir čia nieks nebenukris į žemiau 1000 eurų. Mediana yra padidėjo iki 1,185 ir bus apie 1,2 ir matom 7,5 kvantilės ketvirtadalis geriausiai uždirbančių siuvėjų uždirba tik tai 1500 eurų. Ir jūs matot, kokie didžiuliai skirtumai yra tarp skirtingų sektorių ir tarp skirtingų, reiškiasi, konkrečių veiklų. Tas pats yra, jeigu pažiūrėt prognozę dar globaliai su didmeninė mažmeninė prekyba, tai pažiūrėkime, kaip atrodo, pavyzdžiui, mažmeninė prekyba. Vėlgi 100 000, paimam čia pačius didžiausius sektorius, kurie dažniausiai iš čia klausimai kyla, tai iš karto parodom, kad būtų aiškiau. Tai 100 000 darbuotojų yra mažmeninėje prekyboje, ketvirtadalis jau dabar artėja prie 2000 eurų, 1,8, 1,9 ir norint turėti mažmeninėje prekyboje ketvirtadalis darbuotojų, patys kompetitingiausi pardavėjai tikrai tikėsis ir jau dabar uždirba 2000 eurų bruto ir daugiau. Taip, dar yra kasininkai, vidutinės kompetencijos darbuotojai uždirba apie 1500 eurų arba 1,4 ir tikėsis 1,5. Ir kas labai akivaizdžiai matosi, kad bent jau prognozė rodo, kad prekyboje 25 kvantiliui taip pat yra prognozuojamas šuolis mažiausiai 100 eurų į viršų ir 1,1, 1,2 bus tas atlygis, kuris yra, už kurį sutiks dirbti mažiausios kompetencijos darbuotojai. Priešingai, reiškia, negu mažmeninė prekyba, kuri labai yra moka mažus atlyginimus sąlyginai, didmeninė prekyba jau yra seniai išvengus, ten tik tiesiog nėra tokių atlyginimų kaip 1,1 ar 1,2 tūkstančio eurų. Darbuotojai didmeniniai prekyboje, ketvirtadalis darbuotojų iš 62 000 darbuotojų, ketvirtadalis darbuotojų, tai yra 15 000 darbuotojų, jau dabar uždirba arti 3000 eurų ir jų lūkestis, bent jau prognozė yra, ir jų lūkestis bus, kad 3000 eurų bruto ir daugiau. Tai reiškia, kad 15 000 darbuotojų didmeninėje prekyboje jau uždirba 2 arba 3 kartus daugiau negu ten mažmeninės prekybos žemiausios kategorijos darbuotojai. Dabar 25 kvantilės didmeninėje prekyboje lygiai taip pat galite pamatyti, kad ženkliai skiriasi nuo didmeninės prekybos. Ketvirtadalis didmeninėje prekyboje darbuotojų uždirba jau dabar 1500 ir nori uždirbti 1600 eurų ir prognozės modelis rodo, kad metų galui pasieks 1700 eurų. Mediana arba pusė darbuotojų didmeninėje prekyboje šiandien dienai jau uždirba 2000 eurų ir prognozės modelis rodo, kad 2,1, 2,2 bus iki vidurio metų. Taip, kad jeigu ieškote ne pigiausių darbuotojų, norit bent jau vidutinės kompetencijos darbuotojus pritraukti didmeninę prekybą, tai turite būti pasiruošę mokėti 2000 eurų ir daugiau, o jeigu norit iškart pasiimti profesionalus, kurie iš tikrųjų kurtų vertę čia ir dabar, tai gali tekti mokėti ir 3000 eurų ir čia nieks joks jau nebestebuklas yra. Tai va tokios įžvalgos yra iš šitų gal dviejų didžiausių sektorių. Tai dabar tiesiog noriu palikti laiko klausimams, ar turim klausimų, klauskite, tada pereinam gal prie klausimų dalies, nes bus turbūt žymiai aktualiau tai, kas jums yra aktualiausia. Taip, turim klausimą, kaip keitėsi mažmeninės prekybos sektoriaus atlyginimai sausi?
Gerai, tai mes jau žiūrėjom, bet dar kartą akcentų sudėsim, ne, kad jeigu mes pasiėmam mažmeninę prekybą, tai mažmeninės prekybos bendras vaizdas yra toksai. Darbuotojų kiekis mažėjo 1% ir apskritai visa mažmeninė prekyba stagnavo. Visi 23 metai baigėsi bendrai apie nulį, bet maisto sektorius augo, bet dėl to, kad kainos augo, kai kiti sektoriai po 1–2% krito, bet bendrai mažmeninė prekyba iš esmės balansavo apie nulį, išskyrus maisto prekybą, tik tai augo dėl kainų augimo. Tai čia apie apyvartą kalbant. Darbo užmokestis toliau auga įspūdingų tempų, žinant, kad pardavimai neauga ir jau kainos nebeauga ir prasideda netgi kai kuriais mėnesiais prognozuojama ir defliacija, tai įsivaizduokit, kas atsitinka. Jeigu visa mažmeninė prekyba ten, kaip pavyzdį, yra Lietuvoje ten 40 milijardų eurų ir moka mažmeniniai prekyboje darbuotojams maždaug apie 10% nuo apyvartos yra mokamas. Toks darbo užmokesčio fondas yra. Tai jeigu pardavimai neauga, o atlygio fondas augs 10%, tai iš kažkur reikės surasti $500 milijardo eurų, kad profinansuoti šitą atlygio augimą. Tai čia yra kol kas labai, manom, didelės žirklės, ta prasme, pardavimų augimas yra stagnuoja, o atlygis labai stipriai auga. Tai tas stipriai tai reiškia lyginant su pardavimų augimu. Ir jeigu žiūrėti konkrečiai ten, sakykime, darbo užmokesčio sumos pokytį, va šitą mėnesį, tai čia yra mažmeninė prekyba yra 12 milijonų eurų, reiškia, per vieną mėnesį toks yra atlygio, sakykime, ten padidėjimas. Dabar dar prie mažmeninės prekybos, tada jeigu prognozės prieinant, tai nukeliavam iš karto į prognozės, reiškia, ir dar kartą tada, tai kas yra prognozuojama. Tai jau šiek tiek žiūrėjom, bet dar kartą akcentas, kad augimas gali būti šiek tiek lėtesnis ir prognozės modelis matosi, kad gali būti, kad bus, pavyzdžiui, 1, 2, 3, 4 mėnesį netgi tas pats atlygis kaip ir sausį. Tai yra 1,490. Bet dažniausiai, kas įvyksta su mažmeninė prekyba, tai didžiausias šuolis įvyksta gegužės, birželio mėnesį. Kas atsitinka? Pagyvėja prekyba, atsiranda lauko prekyba, sezonas prasideda ir tiesiog pradedama konkuruoti dėl darbuotojų žymiai labiau. Ir būtent ilgalaikė tendencija akivaizdžiai rodo, kad link vasaros atlygiai stipriai pradeda augti, lyginant su sausiu, vasariu, kovu, jie tokies dar yra stagnacijoje, bet vėlesnėme etape pradeda augti į viršų. Ir čia yra labiausiai tas į akis krenta dalykas 25 kvantilio atlygis, ką pasikartosiu dar kartą, kad prognozės bent jau modelis rodo, kad labiausiai tikėtinas 25 atlygio šuolis į viršų, jeigu čia yra nuoseklus augimas toks tolygus prognozuojamas, tai būtent 25 kvantilį arba mažiausiai uždirbančių darbuotojų tam zonoje prognozė yra, kad bus didžiausias atlygio, reiškia, pokytis. Tai kai bus, mes pamatysim, prognozė atsinaujina kiekvieną mėnesį ir tas, kas naudosite salą ir protą, galėsit matyti. Ir dar galbūt akcentą parodysiu ties mažmeninė prekyba, kad visgi tas atlygis yra labai labai netolygus, jeigu mes imame, pavyzdžiui, pagal savivaldybės. Tai jeigu mes turime atlygį čia pagal savivaldybių registracijos vietą, tai jeigu mes kalbame apie savivaldybių registracijos vietą, tai matome, kad ten Kauno rajone, Kauno mieste, Vilniaus mieste registruotų įmonių atlygis jau dabar siekia 1,6, 1,7, čia netgi 1,800. Klaipėda, Molėtai, čia keletas turbūt mažiau darbuotojų, nes čia burbulo dydis rodo darbuotojų skaičių. Tai vat Vilniuje registruotų įmonių yra darbuotojų skaičius 54 000. Tai ką noriu akcentuoti, kad šitos įmonės, kurios va čia yra ir šitose savivaldybėse, yra didžiulis potencialas atlygio augimui ir čia yra, kaip matot, jau dabar, jau sausio mėnesį, jau dabar daugybė savivaldybių didina nebe 10% atlygį, o pavyzdžiui, Alytaus rajone 21%, Skuodo rajono savivaldybė 25%, Varėnoj augo atlygis 17%, Šiaulių rajone augo ten 15%.
Taip, kad kai žiūrėtis kažkokį vidurkį globaliai yra labai labai gerai ir žinoti, bet jeigu jūs norite keliauti ir tikrai nagrinėti jau savo konkurentus, tai visą tai galima ir reikia daryti konkrečiai to sektoriaus, to konkurentų atžvilgiu. Tai tiek būtų gal dar to pokyčius parodysiu, kad klausimas, ar yra savivaldybių, kurios, pavyzdžiui, mažino darbo užmokestį. Taip, yra savivaldybių, kurios sausio mėnesį mažino, tiksliau, čia darbuotojų skaičių. Ar dabar klausimas, o kaip yra su savivaldybėm, kaip keitėsi darbo užmokestis? Tai yra dvi savivaldybės, Rietavo ir Birštono, kuriuose mažmeninės prekybos sektoriaus įmonės mažino, reiškiasi, vidutinį darbo užmokestį. Bet jeigu jūs norit greitai suprasti, kurios daugiausiai didino, kurios mažai didino, ne, tai tam iš karto to pokyčių langas labai aiškiai parodo, reiškiasi, ir kur jūs esat. Jeigu jūs esat Kauno rajone, Trakų, Alytaus, tai jūsų tas atlygio augimas turėtų siekti 200 eurų. Ne 142, ne 100, bet 200 eurų. Arba 1, 2, 3 mėnesiai ir jūs labai stipriai atsiliksite nuo rinkos ir tikėtina, kad jau paskui bus sunkiau pritraukti naujus darbuotojus, kaip taisyklė būna brangiau ir dar jų kompetencija yra prastesnė ir dar reikia mokinti juos, kad dar jie, reiškia, pasiektų tą prieš tai buvusių darbuotojų lygį. Ir be abejo, jeigu norit detaliai pamatyti ant kiekvieną tą savivaldybę, pavyzdžiui, ne, pagal savivaldybę, tai va, prašau, galite išsididinti ir matyti, kad atlygis mažmeninėje prekyboje pagal savivaldybės, nu jisai labai labai skiriasi. Nors vidurkis yra 1,489 eurai, bet tai klausimas, kur jūs esate, ne, ir savo konkurentus laikyti taip pat galite išsireitinguoti ir matyti, tai kurgi jūs esate. Tai čia plačiau gal parodžiau, bet kadangi didelis sektorius, mačiau, kad nemažai dalyvių yra iš mažmeninės prekybos, tai tiesiog plačiau pristačiau būtent mažmeninę prekybą. Tikiuosi, kad gavote įžvalgų ir ar turim dar klausimų. Taip, turime prašymą pademonstruoti darbo užmokesčio prognozę baldų pramonėje. Gerai, tai reiškia, imam tada apdirbamoji gamyba, paimsime tada sektorius baldų gamyba ir čia vyksta įdomus dalykai ir parodysiu, jūs labai gerai iliustruoja, kad šitas sektorius yra labai labai išgyvena visai kitokius ten laikus negu augimą ir negu ten prekybą, pavyzdžiui. Tai atkreipkite dėmesį, 2017 metais, pirmiausia pradėkime nuo darbuotojų kiekio, kas vyksta rinkoje. 17 metų birželį baldų gamybos sektoriui dirbo 202 833 darbuotojai. Jeigu mes analizuojame dabar jau nuo 17 metų, čia 7 metų duomenys, nebuvo dar nei vienų metų, kad sausio mėnesį būtų dirbtų toks mažas darbuotojų kiekis. Tai reiškia, kad 24 metų sausį pasiektas baldų pramonės visų laikų antirekordas, tai yra 23 000 darbuotojų dirbo šitame sektorėje. Ir tai yra 4 000 darbuotojų mažiau, negu dirbo 22 metais. Bet čia yra tik su darbuotojų kiekiu taip vyksta. Dabar klausimas, o kaip tada atrodo su darbuotojų darbo užmokesčiu? Ir matome, kad 17 metų birželį, kai startavosi atviri duomenys iš Sodros, darbo užmokestis tuo metu siekė 900 eurų ir bemažinant darbuotojų kiekį įmonės pasilieka pačius geriausius darbuotojus, efektyviausius darbuotojus, turbūt mažina ir paleidžia tuos, kurie dirbo neefektyviai arba mažai efektyviai ir jau ar labai labai greitai artėja šito sektoriaus vadinamas tas toks lūžio taškas, kai bus pasiektas kart 2. Tai reiškia, jeigu čia buvo 900 eurų, tai mūsų prognozė yra, jau dabar aš prognozuoju, kad šių metų birželį bus pasiektas koeficientas 2, tai reiškia, kad nuo 17 metų birželio per 7 metus atlygis bus padvigubėjęs. Kodėl? Todėl, kad labai nedaug trūksta, nes čia 40 eurų trūksta, kad pakiltų atlyginimas iki 1800 eurų, o jeigu startavo ties 1,7 čia sausiai, visada matosi tendencija, kad einant link metų vidurio atlygis vis tiek šiek tiek didėja, vis tiek keičiasi darbuotojai, ateina su naujesniu atlygiu ir mūsų prognozė, kad atlygis toliau didės ir greičiausia tą 1800 pasieks net ne Liepos, net ne birželio mėnesiais,
bet jau kovą, balandį jau gali būti, kad pasieks 1800 eurų. Tai taip ir atlygio prasme, jeigu darbo užmokesčio fondą žiūrėt, tai darbo užmokesčio fondas, kaip matome, jis vis tiek yra visų laikų rekordinis, nes čia buvo 20 milijonų eurų per mėnesį, dabar yra 40,6 milijono eurų per mėnesį tiek išmokama darbo užmokesčio. Bet skirtumas, kad čia pasiskirsto šitą darbo užmokestį mažiau darbuotojų ir dėl to tas atlygio augimas yra toksai įspūdingas ir toliau auga. Dabar, jeigu mes kalbame apie prognozę, tai keliaujame į prognozės langą ir tada matome, kad čia yra lieka 543 įmonės su 203 tūkstančiais darbuotojų ir kaip matome, tas augimo tempas yra jau prognozuojamas lėtesnis, jis nėra taip ir ypač, pavyzdžiui, jeigu kalbam apie medianą, tai iš viso medianoje darbuotojų lūkesčiai neturėtų būti kažkokie labai dideli, bent jau pirmą pusmetį, nes medianos prognozė rodo, kad praktiškai jinai sustojus yra tam 1,560 tame lygyje ir svyruos kokią pusę metų ir vėliau antram pusmetį galima tikėtis, reiškiasi, stipresnio darbo užmokesčio augimo. Tas pats yra būtent su 75 kvantile, nors atlygio jau baldų gamyboje galima tikėtis ir de facto uždirba 2000 eurų ketvirtadalis darbuotojų, bet pirmus 3-4 mėnesiai rodo, kad tikėtina bus toks pat atlygis apie 2000 eurų ir ten nuo birželio, liepos mėnesiais jisai jau turėtų kilti iki 21-22 netgi iki metų pabaigos. Ir 25 kvantiliai tas pakilimas jau įvyko sausio mėnesį, tai ir prognozės modelis rodo, kad čia ir bus jis laikysis jau apie 1300 eurų, o tai reiškia, kad 25 kvantiliai darbuotojai, jeigu pernai metais turėjo 1,1-1,2, tai jau dabar gali tikėtis 1300 eurų atlygio, dirbant mažiausiai kvalifikuotą darbą ir mažiausiai apmokamą darbą šitame sektoriuje. Ir be abejo, galim dar parodyti pagal savivaldybės, kad tas skirtumas pagal, pavyzdžiui, savivaldybės, jis yra labai didelis. Ir čia paimsim dabar ne vidurkį, bet paimsim, pavyzdžiui, medianas. Tai 164 įmonės Lietuvoje, kurios dirba 20 darbuotojų ir daugiau, 19 900 darbuotojų dirba šitose 164 įmonėse. Ir jeigu mes žiūrime pagal savivaldybės, tai mes matome, kad tas išsibarstymas atlygio yra labai didelis. Ir kadangi liko 164 įmonės, tai aš parodysiu iš karto pagal įmonės, kaip sausio mėnesį pagal įmonės pasiskirstė visoje Lietuvoje medianos būtent šitame baldų gamybos sektoriuje. Tai atkreipkite dėmesį, kad sausio mėnesio atlygio, pavyzdžiui, pasiskirstimas baldų sektoriui, jis yra labai didelis. Įsivaizduokit, yra įmonių, kurios moka net 1000 eurų bruto nemoka, tuo tarpu yra įmonių, kurios moka 2000, 2300 ir kas, aišku, labai smagu matyti, kad tarp tų 4 lyderių yra ir kliko klientai ir mums tai yra dar vienas argumentas jums, kad jeigu naudojatės, ir čia aš kalbu jau ne apie Salary Pro analitikos naudojimą, bet aš kalbu apie tai, kad analitikos įrankis naudojamas savo vidinių analitikos duomenų įdarbinimui. Tai be abejo vidury čia matosi labai didelė irgi grupė tokia, kuri praktiškai čia atsilieka, bet čia tikrai įmonės, kurios stagnuoja. Tai atlygį kelia iki 10% ir kaip pavyzdį, kliko galimybės leidžia, norit jūs pasirinkti visus, kurie, pavyzdžiui, kelia atlygį mažiau ir moka mažiau, paėmiau ir pasižymiau šitas visas kompanijas. Ir čia jūs drąsiai galite kreiptis į šitas kompanijas, tiksliau skabinti skelbimus prie jų įėjimo ir jeigu jums trūksta darbuotojų, tai drąsiai, nes čia yra įmonės, kurios ir moka mažai, vidurkis 1378 ir kelia atlyginimus sąlyginai mažai. Ir dar paimkim dar čia įmonės pateko ir tos, kurios daugiau kelia, bet paimkim visas, kurios ten kelia atlyginimus mažiau negu ten 7%. Prašau, čia yra įmonių sąrašas, kurios ir moka mažai, ir kelia algas mažai. Norit dar labiau susispaust, prašau, dar labiau. Čia yra visiškai tos įmonės, kurios turi labai didelių bėdų su atlygio
ir su turbūt rinkos apskritai išgyvenimo, nes vidutinis jų atlygis siekia 1200 eurų, o atlygio augimas yra plus 1,32%. Tai šitom įmonėm turbūt, jeigu jūs esat iš šito sąrašo darbuotojas, tai čia turbūt labai labai dideli iššūkiai šiuo metu, kaip apskritai biznį išlaikyti gyvybingą, bet čia jūs galite tai labai lengvai, susirinkit savo konkurentus ir suprasite, kaip jūs atrodote visų konkurentų atžvilgiu. Tai čia buvo toks irgi labai geras baldų gamybos sektoriaus pavyzdys, kaip ne visur taip gerai auga ir ne visur didėja darbuotojų kiekis, nors visoje Lietuvoje didėja. Ar turim dar klausimų? Daugiau, kaip tik įkrito klausimas, ar įmanoma atskirus sektorium išskirti, pamatyti uosto rinką? Uosto rinką. Tai reiktų gal, kad patikslintumėt, jeigu kalbam, čia galima pasirinkti savivaldybę, pavyzdžiui, pasirinkau Klaipėdos miesto ten savivaldybę ir rajono, taip, ir tada, nežinau, sektorius ten kažkoks ten, nežinau, čia įmonės pavadinimo gal reikėtų kažkoks jūros uostų, pavyzdžiui, valstybinis jūrų uostas yra, ne? Pasirinku valstybinį jūrų uostą, pasirinku kokioje veikloje transportas ir saugojimas ir dabar aš jau turiu, pavyzdžiui, visas Klaipėdos miesto savivaldybės įmonės, kurių yra 451. Ir čia ir aš demonstruoju dabar, ką gali asociatyvinė analitika, kaip greitai gali šitos duomenis surasti, kai jūs žinote tik tai vieną dalyką. Aš, pavyzdžiui, paėmiau savivaldybę Klaipėdos miestą ir transporto saugojimas. Ir noriu užsidedu, pavyzdžiui, tik tai ten vidutinė ir stambi įmonė, jų liko, pavyzdžiui, 51. Ir šitose transporto saugojimo sektoriaus įmonėse dirba 11 000 darbuotojų. Jeigu aš noriu panagrinėti jas dabar detaliai, tą 151 įmonę, keliauju į detaliai pagal už mėnesį medianą ir pažiūrėkime čia tada, tai kaipgi, reiškiasi, atrodė visos Klaipėdos miesto ir rajono įmonės, kurios užsiema transportų saugomu. Pavyzdžiui, Klaipėdos jūrų uosto, ten valstybinė jūro direkcija yra ten 3400, 23%, Vakarų krova, Shipping LTD, čia Gargždų geležinkelis, pajūrio autobusai, autovieta, jūs galite, aišku, kiekvieną išsirinkti, Klaipėdos, pavyzdžiui, konteinerių terminalas. Tai čia yra lyderiai, tie, kurie yra į dešinę pusę nutolę čia, Bega, Smeltė, tai yra tos įmonės, kurios čia moka didžiausią darbo užmokestį. Tuo tarpu šitoj zonoje yra įmonės, kurios yra tikrai, bet aišku, čia gali patekti ir visi, galim veiklos grupės pažiūrėti. Veiklos grupės šitam sektoriui yra labai skirtingos. Pavyzdžiui, krovininis kelių transportas mus nedomina, vandens transportui būdingas, krovinių tvarkymas domina, sandėliavimas saugojimas, vidaus vandenų domina, jūrų pakrančių domina, krovininis nedomina ir, pavyzdžiui, paštas nedomina, kitų transporto būdingų veikla, keleivių vežimas nedomina ir keleivių vežimas nedomina. Pasižymėjom labiausiai, kas susijęs su vandens transportu ir krovinių ten ekspedijavimu, liko tik tai 23 įmonės ir jau žiūrime 23 įmonių tarpusavio atlygio palyginimą. Ir su gera analitika, su pažangia analitika, tokiu greičiu, tokiu tempu jūs galite aiškiai suprasti ir jau dabar liko kas? Liko DFD, Seaways, ten liko Klaipėdos jūrų krovinių terminalas ar ten kompanija. Ir jau matote tik tai visas tos veiklos įmonės, kurios užsiema vandens ten transportų, krovinių ten per jūrą gabenimu ir kažkas, kas susijęs su vandens arba krovinių terminalais. Tai vėlgi, čia jau matome, kad atlygis siekia medianą 2300 eurų ir jeigu mes dabar norime šitų 23 įmonių pažiūrėti, sakykime, prognozę, tai galima nukeliauti į prognozavimo modelį. Ir čia mes matome, kad įmonių kiekis yra mažas, darbuotojų kiekis yra labai mažas, tai prognozės tikslumas jau bus tikrai mažesnis. Bet jeigu čia analizuojame ten 4 metų duomenys, geriau turėti tokią prognozę, kas vyksta tiek faktiškai, tiek į priekį. Ir prognozuojame, kad medianas šitų darbuotojų sieks lūkestis 2500 eurų. Kaip prognozuojama su 75 kvantilė? Prognozė yra, kad darbuotojai, kurie ketvirtadalis darbuotojų, jų lūkestis bus 3500 eurų ir daugiau. Koks atlyginimas 25 kvantiliai? 1900 arba 2000 eurų. Tai va taip greitai galima pasinaudoti asociatyvinę analitiką. Ar turim dar klausimų? Daugiau klausimų neturime.
Gerai, tai tada mes laiku spėjome į mūsų valandą ir aš pagrįžtu tada labai greitai į mūsų prezentaciją. Irgi, kaip žadėjau, tai kaip galima išpakuoti dovaną, tą, kurią mes turime jums pavasarį. Tai be abejo, galite pirmiausia pasižiūrėti mūsų standartizuotas analitinės aplikacijas, jeigu norit suprasti ir pasižiūrėti mūsų sėkmės istorijas klientų. O čia yra tas momentas, kai sakom, pagal sausio mėnesio duomenis, LinkedIn'e mes matome, kad 32% respondentų, kol kas mažas čia dalyvių skaičius, sako, kad atlyginimai didės tik tai 5% arba iki 5%. Net 56% respondentų sako, kad atlygis didės nuo 5 iki 10% ir tokiu būdu 88% respondentų arba praktiškai 9 iš 10 pagal sausio mėnesio duomenis yra neteisūs. Be abejo, gali būti, kad vėliau tas atlygio augimas sulėtės, bet šiuo metu tik tai ten 12-13% respondentų pagal sausio mėnesio duomenis yra pataiko į tiek, kiek iš tikrųjų ką rodo duomenis. Tai jeigu norite būti ir balsuoti ir teikti savo nuomonę, tai kviečiame LinkedIn'e tai padaryti. O dabar pabaigai tada, tai kaipgi galime išpakuoti tą blitz pasiūlymą. Tai be abejo, jeigu norite išbandyti nemokamai, tai išbandykite nemokamai ir daugelis tą esat padarę, bet mūsų kovo mėnesio blitz pasiūlymas skamba taip. Jeigu šiandien arba rytoj užsisakysite Salary Pro, mes suteiksime galimybę jums visą kovo mėnesį išbandyti nemokamai. Vadovaukitės duomenim ir nenuojauta, taip, daugybė švenčių, pavasaris, algų kėlimai, kuo galim dalintis švenčių progą, tai savo geriausiais sprendimais. Tai tik jums, tik tai šiandien ir rytoj užsisakykit ir naudokitės nemokamai visą kovo mėnesį. Jeigu nenorit patys analizuoti, norit gauti įžvalgų ir čia, aišku, po 5 minutės, kai skiriam jūsų atsakymą, jūsų klausimus, taip detaliai negalim atsakyti, kaip norėtumėt. Galite užsisakyti 30 minučių nemokamą konsultaciją ir pakonsultuosime jūs individualiai ir pažiūrėsim, ko galim būti jums naudingi. Jeigu norite patys analizuoti su ClickSense išmokti naudotis, tai arba jūsų kolegos, analitikai nori mokintis, tai kviečiame į kovo 13 nemokamą praktinį užsiėmimą išbandyk ClickSense. Ir be abejo, balandžio 11 vėl HR Live, tradicinis mūsų webinaras ir pažiūrėsime, kas yra teisus, kas neteisus, pažiūrėsime naujas prognozes, nes bus jau vasario mėnesio duomenys. Tai ačiū visiems už šiandien dalyvavimą. Tikiu, kad išbandysite patys labai aktyviai kovo mėnesį Salary Pro ir gerų jums įžvalgų. Ir gero pavasario. Iki.